Sveiki bičiuliai, tie, kurie tik pradėtų naudotis kepsninėmis, parodysiu, kaip įkurti ją greitai. Išimam viską iš vidaus. Turėkit užsimės pirštinės, o anglis guli kokį jau gerą mėnesį čia. Tai šiandien dar padarysim eksperimentą, patikrinsim, kur galima laikyti anglis geriau, ar namie, ar sandėliuke, ar lauke. Nu, to pamatysit viską. Dabar įsivalau kaip šitą kepsninę. Anglių pilam visuomet apie 80% iki ugniadėžės. Tai va štai iki šito ribos. Nu, maždaug čia biškį trūksta. Nu, tai tuoj mes sutvarkysim ir kūrensim. Pasiemam virštekį, biškį pamaišom. Apačioj esantį smulkios, pelenai smulkios anglytės iškristų ir neuždarytų mum ugniadėžės deglonio patekimo. Apačioj yra anga, atsidarom ir įsivalom pelenus iš čia. Pas ką nauja kepsninė, to daryti nereikia, aišku. O kiek pelenų prikrito. Nu čia viskas elementaru. Ugniadėžės anga turi būti atsukta į griliaus angą. Oro padavimo pačios. Tai yra sklendė. Nu va taip, pasivalėm. Atsinešiu anglis iš malkinės. Šiaip tai laikau katiliniai. Maišas biškį sudėkęs. Nu, daug nepjausiu. Dėsiu biškutį su pirštėk visada. Kadangi kepam steikus, tai anglių daug netrauksiu. Smulkių visokiausių. Nežinau, kad įberia, aš tai su ranka. Nu, užteks pradžiai. Pasiemu sauso rankšluosčio, kadangi neturiu kaladėlių įdegimo. Tai va taip ir būna kartais. Nieko, padarysim fakelą. Aliejaus. Kad ilgiau degtų. O, man atrodo, užteks. Biškį stepsim pirštus, nieko tokio. Tai va padegsim už mano uždegimo kaladėlę. Kūriam degtukus. Ir deginam. Manau, kad degs. Oi. Aš taip. Nu, dar paruošiu porą fakelų tokių. Kad dar geriau degtų, ir tokių pieštukų ąžuolinių įsiskaidžiau, tai aš kartais įdedu. Nieko čia blogo, manau, neatsitiks. Nes neturiu degimo kaladėlę. O, kaip čia. Jau įsidegė mūsų laužiukas, dedu grotas, tuo pačiu apdeginti. O taip, dar išpišinės. Dedu, tegu kaista. Dar neuždarau, lauksiu kur 15 minučių.
Darom eksperimentą, tikrinsim anglių drėgnumą. Patys matote ekrane rezultatą. Sausa mediena iš malkinės, ne iš malkinės, iš dirbtuvių. Sekantis gabalas eina iš kepsninės. Ir paskutinis gabalas iš maišo, kuris augo jau katiliniai. Nu viskas, patys viską matėt. Nu žiūrėkit, jau anglis įsidegė. Mes uždarom kepsninę ir laukiam, kol įkais iki 200 laipsnių. Kol kas sklendžių neuždarinėjau. Nu žiūrėkit, temperatūra beveik 190 laipsnių. Man reikalinga apie 210 laipsnių. Ką aš darau? Stabilizuosiu dabar ją. Apatinę sklendę priveriu iki pusės. O šitiek maždaug palieku. Ir viršutinę irgi maždaug pasuksiu ant dvejetuko vos. Ant 2,5 maždaug. Ir dar 5 minutės laukiu. Viršutinę sklendę palieku maždaug 2,5. Jos praktiškai judinti nereikia. Jeigu mums reikės pakelti temperatūrą, atidarysim pilnai apatinę sklendę. 5 minutės dar palaukiam. Nu žiūrėkit, prabėgo 5 minutės, temperatūra maždaug apie 200 laipsnių. Viskas kepam, nestabilizavosi, nešukinės. Aišku, dabar temperatūra trupučiuką nukris, nes mūsų mėsa šalta yra ir kepsninė atidaryta. Ką, visiems sakau skanių patiekalų. Ačiū, kad žiūrėjote ir linkiu nesirgti ir skaniai gaminti. Laukia šalta. Iki, laukit naujų vaizdo įrašų.